Savaitgalį netoli Vilniaus Riešėje įvyko Lietuvos orientavimosi bėgte čempionatas. 560 dalyvių varžėsi vidutinėje trasoje. Tai yra, kai nugalėtos finišą turi pasiekti greičiau nei per 40 minučių. Kaip sako Lietuvos orientavimosi federacijos generalinis sekretorius Kęstutis Abramikas, šiame sporte gali dalyvauti visi norintys. Tik reikia turėti bent šiek tiek informacijos apie varžybų vietas. Pradžioje reikia, aišku, noro. O pagrindiniai dalykai, tai ko reikėtų, tai reikėtų turėti kompasą ir bent minimaliai susipažinus būti su sutartiniais ženklais, kurie naudojami sportiniuose žemėlapiuose. Ateiti galima iš vis, kaip sakyti, visiškai šviežiai, net ir kompasą gali organizatoriai paskolinti ir apmokyti šiek tiek, kaip reikėtų elgtis miške, ką daryti paklydus. Ta prasme, kad bet kuris žmogus, kuris nori susipažinti bent pirmą kartą su tuo, kas yra orientavimosi sportas, gali padaryti visiškai netrukdomai. Tik tai, aišku, reikėtų turėti kažkokios minimalios informacijos, kada vyksta varžybos ir kurioje vietoje jos vyksta. Daugiausiai dėmesio sulaukė vyriausiųjų virš 80 metų klasėje dalyvavęs Danielius Štaras. Orientacininkas daugiau nei pusę amžiaus yra praleidęs įvairiose trasose ir tikina, kad dar tikrai nežada sustoti, juk sportas jo gyvenimo variklis. Dalyvauju todėl, kad noriu pragyventi visą gyvenimą sveikai, kaip ir iki šiol gyvenau. O tas orientacinis sportas kaip tik man padeda. Taip, kad aš jam dėkingas jau daug metų. Lietuvos orientavimosi sporto lyderiai Simonas Krėpšta ir Sandra Paužaitė su Lietuvos rinktinė šią vasarą dalyvavo pasaulio žaidynėse Taivanyje, kuriuose pateko tarp 10 geriausių komandų. Krėpšta ir Paužaitė šiuo metu pradėjo rudens sezono dalį ir Lietuvos atvirasis čempionatas jiems puikiai repeticija prieš rudenį vyksiantį kariškių čempionatą, kuriame bus sportininkai tikisi pakovoti dėl medalių. Pajėgiausi Lietuvos orientacininkai mielai dalyvauja Lietuvos čempionatuose, bei tikina, kad jiems labai smagu išmėginti jėgas tarp savų sportininkų. Konkurencija Lietuvos orientavimosi sporto padangėje didėja ir tai dar tik labiau motyvuoja pajėgiausius sportininkus. Žinoma, pirmiausia, galbūt pagrindinis tikslas yra įveikti trasą, kaip įmanoma geriau, nepadarant klaidų. Ir aišku, žinoma, visada startuojant Lietuvos čempionatuose norisi juos ir laimėti. Kuo mažiau klaidų, kad pati likčiau patenkinta grįžus, kad padariau viską, ką galėjau, o rezultatas, žinoma, smagu, kai laimi. Simonui Krėpštai ir Sandrai Paužaitei niekas neprilygo Lietuvos čempionate. Krėpšta distanciją įveikė per 24 minutės ir 16 sekundžių, o Paužaitė trasoje sugaišo 33 minutės ir 35 sekundės. Kitas Lietuvos naktinio orientavimosi čempionatas vyks savaitgalį Vilkaviškio rajone.